Taigi šiandien aš jums pasakysiu, kaip reikia asistoti klientą štangos spaudimo nuo krūtinės pratimo metu. Tai visų pirma, kokie yra jo privalumai. Tai privalumai yra tai, kad tu klientui suteiki saugumą, suteiki jam didesnę motyvaciją, leidi jam panaudoti maksimalią jėgą ir bei jisai pradeda pasitikėti tavim labiau. Tai kaip reikia tai daryti? Stovėti už galvos, neprilysti, neįlysti į asmeninę ribą, laikytis šiek tiek atstumo nuo veido, klientui padėti nuimti štangą ir uždėti. Jeigu klientui yra sunku, tu jam gali padėti pirštais arba gali paimti delnais. Taigi dabar pakviesiu kolegą, kad jisai parodytų. Taip. Paimam ir darom. Pirmus kartus dažnai klientas daro pats ir jeigu jam pasidaro sunku, ties 5-6, tu gali jam padėti pirštais arba ant galo jau delnais. Taip, ir dar vieną kartą ir baigiam. Įremiam ir nuleidžiam. Taip.